užgeri ir jau 2-3 dienas tavęs nėra. Nu, ir nesvarbu kas. Ar spektaklis, ar kažkas. Tai. Žinau, kad yra juodos dienos, juodas mintis, yra baisios mintis tiesiog. Žinau, bet ateis diena, išaušta rytas ir galima pradėti va taip. Žinoma, reikia sumokėti už viską, ką padarei. Kem 5 pasaulis yra tavo, jis priklauso jum. Vat Kem 5 metų žmonėm, kai aš save pamenu, tai yra tas laikas, kada yra viskas jūsų. Jūs nei tie, nei tie. Iš tos pusės reikėjo kur. Kodėl? Nu, iš ten būčia biški. Kai bus į tave tikriausiai. Ne, į mane. Kaip pasisekė man? Kodėl? Nu, ne į mane, dūmai. Pagaliau. Jo. Norit pasitraukti? Ne, kol kas. Dar ne? Daugiau kokias neduosim. Arūnai, Jo. kaip sako, kur špyga ten šitą dūmoje, ne? Taip sakydavo anksčiau. Nežinau, pirmą kartą girdžiu. Rimtai? Ja. Pas mus taip sakydavo. Niekada nepadėdavo, bet mes visą laiką rodydom špygą ir, tipo, kur špygą rodo, ten ir dūmai. Man toks klausimas buvo šiam 3 metai. Beje, praeitą savaitę buvo 3 metų sukaktis, ne? Vestuvė. Jo. 15 dieną. Kur mes pirmadienį turėjom lygtais ir filmuot. Kaip mes jau ten, aš jau ten namuose jau pro duris. Man skambina, sako, kažką ne taip supainiojo. Nu, prasme, su jumis susitarė, kad šiandien, o su mumis susitarė, kad pirmadienį. Jo, kažkaip taip, Nu, kažkaip žinutėm tik tai. jo, bet Šiandien irgi paskambino, sako, su jumis kalbėjo, nu, nieks nekalbėjo, susirašinėjo. dabargi nieks nekalba, susirašinėja. Jo. Bet jo, ir norėjau pasveikinti, tai sveikinu. Ačiū. Ir 63 metai. Kodėl taip gerai atrodot? Kur ta paslaptis? Aš čia dėl savęs klausiu. Nežinau, kažkaip gal, ne, truputį aš pasitvarkiau. Radzevičius man patvarkė. Bokus pakėlė. Aha. Nu. Yra kažkie tai, ne? Jo, nu, bet tai kaip niekas nemato, tik tai sako, gerai atrodai. Nu, kaip. Bet džiugina. Jo, aš seniai taip norėjau, bet ten jie pasiūlė, nu, dylą tokį. Tai aš sutikau. Nuostabu, aš tik pavydžiu, nes čia yra visiškai kosmosas. Nu, ką prasideda diena jūsų? Kaip ta rutina? Keliuosi 5:30 ir žmona į darbą važiuoja ir aš irgi atsikeliu. Įpratau jau. O ką tada? 5:30 anksti? Jo, anksti. Nu, kaip? Ankstoka. Žiemą tai išvis naktis. Kartais pasportuoju, kartais paskaitau. Kas sportuojat? Į klubą vaikštau. Bet tai kažkoks specialus ar tiesiog... Su treneriu vaikštau į klubą, nes, nu kaip, reikia jau dabar į senatvę pradėti judėti, kad dar galėčiau judėti po 10 metų, nes jau nebepalakstau taip, nors į 4. aukštą užlėkį. Kartais bėgi laiptais žemyn, jam pačiai ir galvoju, kiek to metų. Nesijaučia, yra amžiaus nesijaučia viduj. Viduj? Ja. Jo. Yra tas paauglys likęs, nu, manau visiems tai bus. Nu, aš dabar esu toks, aš toks kaip jūs buvau, jūs būsit toks. Ir keičiasi daug dalykų. Pradeda futliaras išdavinėti. Nu, jau čia kažkas čia, krepslė nusitrynus, paskauda dar. Bet rimtų tokių nėra problemų. Aš labai bijau šito dalyko. Iš tikrųjų, aš atsimenu, mano močiutė sakydavo, kad labai keistas jausmas, nes, vat, kaip ir jūs sakot, kad viduj tai tu vis dar, nu, tas jaunuolė, nesvarbu,
Ir tu galvoji, dabar čia nulėksiu į parduotuvę greitai, ten kažką tai dar, pusrytukus padarysi, ten varysi su draugės, ir toks iš lovos nori atsikelti, o kūnas sako, ne. Ja. Oi. Ir tas baisu man, toks biškiai gazdina. Nu kaip, gazdina, aišku, bet čia reikia priimti tą. Kaip. Tai gyvenimo dalis, visiems tas bus. Kaip Šekspyras sako, vienintelė paguoda širdžiai, kad saulė ta pati abu mus šildys. Visiems tai bus. Jo. Aš prieš, dabar galvoju, man yra kem 5, 3-5 galbūt man buvo, tai jo prieš 10 metų. Ir aš skaičiau antraštę tokią, kažkiam tai portalę. Klausė 40-mečių žmonių, ką jie darytų kitaip, jeigu būtų vėl 30-mečiai. Ir ten buvo tokie 3 punktai. 1, 2, 3. Ir ten, ką 1 vietoj, ką 2, 3 vietoj. Ir pas visus, ten vyrai ir moteris buvo, pas visus buvo trejetuke pradėtų sportuoti 30, ne 40. Ja. Tai ne per vėlų? Ne per vėlų, niekada sportuoti, ne. Raumenys reaguoja taip. Nes aš toks galvoju, 30 buvau tada ir toks, yes, pačiu laiku, aš darysiu dabar. Viskas nusitolina. Bėda yra žmonių ta, kad mes galvojam, kad mes nemirtingi. Yra ta programa įdėta mumise, matyti evoliucijos tokia, kad mes viskas dar bus, bet būna 63, jau supranti, kad, ne taip jau ir bus. Mėgaukis dabar, bet gyvenk šią akimirką. Nedaryk to, kad bus. Jau viskas. Pasitenkink tuo, ką turi. Pavyksta? Ne visada. Yra įpročiai, kurie formavosi tiek metų. Jos nepakeisi. Kaip... Visi žino Instagramo išmintį, daryk tą, būk taip. Visi žino, bet niekam nelabai, ne visiems pasiseka. Viskas surašyta, parašyta kaip rašyti scenarijų. Parašyta, nori taip atrodyti, daryk taip, nori tapti ten Mesis, Ronaldo, yra knyga jo išleista, daryk taip kaip aš. Nedaug jų tokių, ne? Taip, vienetai per visą pasaulį. Ir ne visiems gaunasi, bet jo. Įpročius reikia formuoti, įpročius kažkaip taip, kaip kokį vėrinį, kaip koroliukus verti. Paprastą dalyką, ir vienas bus blogas, kitas geras, bet verti jos reikia. Aš vargstu su klubu, Ne. Todėl, kad yra, nėra, dar nesuvokiau, kad reikia dabar, nes, nepaeisi paskui po 15 metų, jeigu atrauksi. Nepaeisi. Bet nėra įpročiai, nesusiformavę. Smegenys daro tai, ko jom reikia, kada tiksliai žinai. O šiaip jos tauposi. Jos sako, nedirbsiu. Ne, tik pagulėk, saugok save. Žinoma. Taigi, vertas to, paglostyk save, viskas. Okay. Kiek laiko jūs sportuojat? Šiaip, man toks... Jau 2 metai. Ai, 2 metai? Bet taip, aš nesakyčiau, kad sportuoju. 2 metai, kaip kankinuosi. Bet yra žvėriškai. 15 kartų nueiti ir jau paskui ten susiformuojate įpročiai ir jau ten neuronai smegenyse ir jau ten viskas aišku. Smegenys padaro taip, šiandien žiūrėk, kažkaip tau šitas... kaip? Ne, jos gudrios, Jėzus mane. Čia neaišku, kas šeimininkas, ar mes, ar jos. Iš tikrųjų, sako. Neturėtume būti. Mes nesam smegenis. Smegenis yra tas kompiuteris, ne? O mes nesam kompiuteris. Čia jau dipint, jau labai taip giliai jau ten filosofuot. Mes tai ne, smegenis taip. Smegenis yra. Kaip? Ir pavyksta kartais apgauti. Per jėgą daryti reikia, per jėgą, tikrai, priversti. Šaltą vandenį? Ir šaltą vandenį irgi. Einat? Kelis kartus buvau, kažkada tai jūrai gruodžio 31, nusipirkau kamerą GoPro. Aha. Kaip čia padaryti? Nežinau, čia prieš COVID buvo. Užsidėjau, nuvažiavau prie jūros. Tuščia,
aš ten įpuoliau, nusirengiau, įpuoliau su kamera, panardžiau, pašokinėjau, išlipau, pradėjau rengtis ir taip. Ir parvažiavau pusiau kelnis, pusiau užmautos, basas, batai įmesti, o taip, iki pervalkoj buvo. Jo. Siaubas. Užteko. Jo, užteko. Bet kodėl nedarė taip, kad pratintis, nu, vat, kaip dabar, tai po biškį, o kodėl reikia, vat, gruodžio 31, Nu, varau. Sakėt, šiam 3 metai. Nu, kas tai padarė? Nu. Tas viduje paauglys. Tas žaisliukas. Kamera. Ir ar mačiau tą nufilmuotą medžiagą, net neprisimenu. Ne, tikriausiai, net nežiūrėjau. Aš galvoju, aš atsimenu iš GoPro, man atrodo, kiek aš nufilmavau, GoPro viskas ir liko. Nieko nepadariau. Jo. Tai visai yra kosmosas. Bet čia, šiaip, man atrodo, vyram yra tas toksai, nu, bet vaikas likęs, jo. Nu, išėjo, čia pasirodė lustai, M1, M2. Reikia to kompo. Jo. Jo, yra, jo. Ir ką tu darai? Ta pati. Nu, atsidarai laiškų dėžutę ir pažiūri YouTube dar kažką, nu, siaubas. Ta prasme, absoliučiai tas pats pas mane. Fotoaparatą turiu, Lumixas. Man paprašau profesionalių fotografų, nustatyk man, kad ten jis viską pats daro. Ekranas spaudinėja, viską pats daro. Kažką netaip nuspaudžiu, vėl numuša jį. Aš jo nenaudoju. Nu. Bet yra. Yra, nu. Jau vis tiek rimčiau, jau atrodo šiek tiek. Jo, su telefonu kažkaip sekasi. Turiu SX ir dar laikau jį. Nu, kažkaip, nu, ne. Bet jūs esate social toks žmogus, ar jūs tapot jo nuo tada, kai dar pakalbėsim apie jūsų art house Sakalausko. Tai buvot priverstas iš esmės, ar vis dėlto tai visai fainai, pradėjau žaisti ir toks visai patinka? Nu, suprantat, yra, aktoriaus profesija yra. Tu turi rodytis. Čia dar nebuvo tinklų. Jūs žvaigždė. Jau turi, kaip malonu girdėti. Ja. Man jūs esate žvaigždė. Nu, man didžiulė garbė, iš tikrųjų, sėdė dabar kalbinti jūs, tai man čia yra buvo, wow, toks, kažką gyvenime gerai padariau. Ja, nu tik to, tebūnė žvaigždė. Ja, smagu girdėti, aišku. Bet komplimentus reikia priimti. Mokėt priimti. Jo, čia yra sunku išklausyti. Mes tikrai nesam. Kai keikiamės, tai jo, girdim viską, o kada sakomės, nu, tai... Jo, bet aš pripratau, aš išmokau šitą pamoką ir aš drąsiai sakau žmonėms, kad aš irgi sakau komplimentus. Ir viskas ir... Nes būna taip, kada tu nepasakai ir to žmogaus nebėra. Ir kai yra taip, o visą laiką ruošėsi pasakyti, nu, kad jis darė tau įtaką, kad tu norėjai kažką. Jo, geriau sakyti dabar. Yra tokie žmonės, kurie... Jo, yra. Kuriems nepasakėt kažką, ko norėjot? Yra tikriausiai, dabar negaliu prisiminti. Bet yra tas, aš tą žinau. Dabar aš sakau komplimentus, visiškai sakau. Ja. Bet mokat priimti dabar dovanas? Ar sakot, nereikia įrimat? Beje, arbatos. Tai yra mano firminė arbata, tai... Jo, moku priimti, aišku. Moku. Sakot, gerai, ačiū. Ir pats mėgstu dovanoti. Taksai. Tik nežinau, ar dėl to, kad dovanota, ar dėl to, kad pirkt. Labiau gal pirkti, ne tas? Jo. O, nusipirkau kokį, padovanosiu kam nors. Ne, nu, juokauju. Bet kodėl? Fainai, man labai patinka. Jo, mes esam kažkokie tokie tas drovumas toksai yra kažkoks visiškai nereikalingas. Ačiū. Jinai karšta, tai galit šiek tiek aptelt. Yra, nebėra laiko būti droviam, iš tikrųjų. Jo, ką galvoja, tą sakyk. Nu, nebūtinai sakyti kažkokius piktus žodžius arba kokią grubę tiesą. Tai nebūtinai sakyti. Bet geriau nemeluoti, o gerus dalykus reikia sakyti, būtinai. Nes žmonėm reikia šito iš tikrųjų. Reikia padrąsinimo. Kiek žmonių neišdrįsta ką nors daryti. Visą laiką svajoja, o ypač su aktorinio profesija. Kiek man yra sakę, aš irgi norėjau stoti.
norėjau būti aktorius arba aktorė. Bet. Ir aš sakau, nu, ir? Ar stojat? Ne. Tai kažkaip nelabai ir norėjot. Ja. Galimai. Galimai. Bet jūs dabar padedat šiek tiek žmonėms galbūt priartėti prie to. Galbūt išsiaiškinti, ne? Ar Jo, jie kas tai nori yra? būti Kas tai yra, aktoriais. jo. Nes aš pasižiūrėjau su jumis tikrai daug podcastų ir jūs sakėt, kad tai yra labai sunkus darbas. Jo. Visa esmė yra, kaip, žinot, operatorius filmuoja, jeigu kažkaip, jis turi instrumentą, ja. Jo. Ten batsiuvy siuva jis batas, instrumentai. Muzikantas groja, jisai irgi turi instrumentą. O čia tu pats esi instrumentas. O tas dalykas yra. Ir be emocijų tu negali nieko perteikti. O mes emocijas slepiam nuo mažens, mes pradedam slėpti ir jas ištraukti yra labai sunku. O visi jas turim. Visi. Bet Ir yra nedrąsu. toksai dalykas, kaip, tarkim, studija šita jo. Yra žmonės, jaučiu, dauguma nežino, ko nori iš tikrųjų. Jie nenori būti aktoriais. Jo. Ateidami pas jūs. Jo, tenais. jo. Jo. Ateidami, jie nelabai žino, ko nori. Jie pradeda daryti ir pamato, kad ten yra kažkoks toks gylis. Daug sako, čia kaip psichoterapija kokia. Tai nėra psichoterapija, bet tu tiesiog atsisuki į save. Atsistoji ir matai, koks tu sukaustytas, koks tu nedrasus, koks tu užsidaręs. Kažkokie dalykai. Ir kada save pradedi žiūrinėti, tada geriau pradedi suvokti, ko tu nori iš tikrųjų. Bet, sakydami susikaustę, tai, mes augom, jūs augot, aš augau, aš dar Sovietų Sąjungoje ir, pas mus nebuvo, kaip sakydavo, neverk, nerodyk tų emocijų. Ar dabar yra skirtumas, kai ateina pas jūs jauni žmonės, kurie tikriausiai labiau atviri, jie labiau norintys parodyti save negu vyresni žmonės? Ar tai yra tas pats, kaip jūs sakot, vis tiek toks, tu turi peržengti per save ir kažkaip parodyti tą emociją. Nors ir, Yra kaip, nenoriu atrodyti kažkoks dėdulė, kuris sako, kad čia blogai viskas yra dabar. Ne, yra pažanga, yra technologijos. Visi taip prieš dirbtinį intelektą kažkaip nusiteikia. Ne visi, bet yra tokia pozicija. Prieš 5G irgi buvo. Bet tai, mano galva, tai yra kaip rato išradimas. Čia yra didžiulis žingsnis į priekį. Jisai žiauriai padės visiems. Nereikia jo bijoti ir sako, mokiniai nusirašinėja. Ne, reikia vis tiek sugebėti su juo dirbti. Yra, kaip, yra, tik tai yra dar kita bloga pusė, tai yra iš tikrųjų daug šlamšto internete. Ir kur pakimbi. Tiesiog aš pats žiūriu kaip, 20 minučių nėra. Yra, tiesiog veikia taip viskas. Tai tas yra blogai. Ir Covidas dar savo padarė. Visi prie ekranų, visi nepasako, tarkim, režisierius irgi pastabas nepasako, įrašo balsą savo, atsiunčia, arba e-mailų parašo. Kai kurie. Taip. Kai kurie yra toksai, žmonės tolsta vieni nuo kitų. Tolsta ir kažkaip neįgauna tų įgūdžių, kurie būdavo 100 metų kieme, lauke, per tėvus, per draugus. Užkart laužą. Jo, užkart laužą. Išvažiuoti kažkur pabūt kartu. Vieniem, neturint net kur miegoti, tik tai palapinė ir ant žemės visiškai drebėti iki ryto. Prisimenu, būdavo taip. Ja. Tie dingsta įgūdžiai. O tada, kai kalbam apie prisipažinimus meiliai arba santykių sukūrimą, tai yra čia kaip į Everestą įlipti. Ja. Kas yra Tinderis. Ten suranda žmonės, bet susitinka žmonės, bet tai yra,
Jo, čiagi žmogus ne parduotuvė, ne prekė parduotuviai, tu nenusipirksi. Bet Nu, dabar atrodo, nenusipirksi. kad nusipirkė ir viskas. Nu, taip Gražu, atrodo. negražu. Tu Jo. net nežiūri į vidų, tu tiesiog gražu arba negražu, ne? Nu, nes tu pasiėmė parduotuvėje, ne? Žiūri Jo. saldainius, Jo. etiketę. Tu etiketė, pakuotę žiūri. Pakuotę, jo. O mesgi, ir aš žiūriu pats į savo reelsus. Jo. Aš netoks esu. Aš turiu kažkaip įeiti į tą sistemą, kad pasiekti žmonės, kurie žiūri ir kurie ateitų į studiją. Yra tas. Yra toksai kartais, pasakau, nebūtinai savo išmintį kokią pasakau, bet žinot, kaip būna, skaitai knygą Taip, ir sakai, aš lygiai taip pat galvoju, bet Taip. nesugebėjai tai parašyti. taip. Kai kas suformuluoja tiksliai labai, bet aš taip lygiai taip galvoju, kaip aš sakau. Bet čia nieko blogo, man. Ne, čia nieko blogo nėra. Nu, taip yra. Bet yra atskirtis didėja tarp žmonių, iš tikrųjų. Ateina vyrukų, aitišnikų, tokie, va taip sėdi, taip kalba. Jo, Bet jauni. jo, jauni. Jauni, 20 keli metai. Okay. Kažkaip aš galvojau, kad jau... Yra ta baimė, kad mes kaip noras patikti. Čia yra normalus noras, mes visi norim patikti. Bet yra lygiuotis į kažką tokio, į kažką nežinoti, ko tu nori, o norėti būti kaip tas žmogus arba kaip tas žmogus. Aš galiu pavydėti kažkam tai kažko. Bet tai geriau įsigilink, jeigu sakys, gerai, tu būsi juo. Ne, juo būti aš nenoriu. Aš noriu būti Aš savim, noriu bet būt kažkaip savim. biški panašus, ten biški kažką paimti iš to. kažkaip. Bet nėra blogai, jeigu tu turi tą idol, aš nežinau kaip. Žinau, supratau. Ja. Ir siekt galbūt būt panašių į jį, nežinau. Tai vat kaip Pasiekti tiek, kiek jis galbūt. Jo. Būtų smagu, aišku. Jo. Bet aktoriui tai yra, kaip, žavi taip, kaip jisai tai daro. Yra tas, kada tu nežinai, kaip jisai tai daro. Bet kada, kaip, žinot, operatorius irgi mato nufilmuotą medžiagą ir jisai žino, kaip tai padaryta. Taip. O yra į aktorių žiūri ir staiga nežinai, kaip jis tai padarė. Kaip jisai taip. Tada yra taip, Kas tai yra? Tai yra darbas, ar tai yra vis dėlto šiek tiek... Darbas, charizma, suvokimas gyvenimo, pažinimas žmonių, kaip sureaguoti į kažką, ką pasako žmogus, galima tūkstančius variantų kaip. Bet tai tikrai turi būti padaryta. Ir tas, aktorius taip nelauktai sureaguoja kažkaip taip. Tam, kad sureaguot, Giedrė Kilčiauskienė praeitam podcast'e sakė, kad parašyti dainą, tu turi turėti istorijų, tu turi išgyventi istoriją, tu turi išgyventi gyvenimą, o ne parašyti aš tave myliu, bet tu net nejutai to, ne? Ir tu tiesiog ir dainuoji, tu netransliuoji. Čia yra tas pats, ne? Kur tu turi išgyventi kažką, kad jeigu, tu vaidini meilės sceną, tu žinai. Bent būti įsimylėjęs nors kartą, nes tu nežinai, kas tai yra. Kada tau nurauna stogą, nes įsimylėjimas tai yra elementarus. Kai aš dabar prisimenu, tai yra, nuplėšė stogą visiškai. Tu esi paralyžiuotas, tu nebežinai, tave surakina, tu nebegali teisingai vertinti nieko, tu esi iškritęs iš orbitos ir išliekęs. Visiškai, jo. Bet antra vertus, kaip, suvaidinti žudiką, tai nebūtina nužudyti ką nors. Čia yra fantazija, yra empatija tiesiog. Empatija, įsijausti ir pradėti jausti taip, kaip tas žmogus. Kartais tai pavyksta, kartais nepavyksta. Čia daug faktorių labai į tai sueina. Nes aktoriaus darbas yra, vienas tu negali būti. Kaip suprasti? Be komandos, be partnerių, be žiūrovų. Be žiūrovų, tu niekas. Niekas. Aš pats savo aktorius.
baisi savo mandras, žvaigždė savo. Jo, yra tas toksai dalykas, yra, kaip, sakau, jeigu, kartais žmonės, jeigu, menas, kas yra menas, čia irgi toksai yra, kas kaip supranta, kas kaip pajunta, kada jis prasideda, neaišku. Aktoriai daugiau atlikėjai yra, bet ir kai tu esi tas instrumentas, tu laikui bėgant, kai yra pavojus pasidaryti pačiam kažkokiu tai menu. Galvoti, kalbėti, yra tas, nėra, yra aktorių, kuriuos aš pažinojau, su kuriais dirbau, ir kurie staiga tampa kažkoks svetimu, taip, jau ir su tavim kalba, taip kažkaip kitaip. Kas tai yra? Tai yra... Nežinau, yra kažkas, kiti sako susireikšminę, pasikėlę. Nežinau, tai yra kažkoks, man atrodo, truputėlį neatsargus darbas su savim. Su savo darbu neatsargiai pasielgta. Ne žvaigždžių liga. Ne žvaigždžių liga. Tai galbūt, vėlgi... Tu tapatinėsi su savo personažais, yra, gali būti. O jeigu jį padarai stiprų, tokį stiprų ir jisai gerai paeina, taip, tai kai kuriems sunku išlysti iš jo. Bet aš čia kažkur jau sakiau, kažką kartuosiu. Gali būti, bus labai šitų... tokia įdomi profesija, iš tikrųjų įdomi profesija. Ar sirgot žvaigždžių liga? Žvaigždžių liga nesirgau, bet pasikėlęs buvau tikriausiai. Aš gėriau. Kada tai buvo? Aš gėriau, o čia eina iškart su pasikėlimu. Tas yra, su puikybė taip veši, kad, kalbi ir pasigiri. Ir taip pasigiri, pats save pagauni, taip. Kad čia dabar sakai, kam čia dabar visi taip, ir gėda tokia, siaubas. Gėda, nepasididžiavimas? Jo, pasikėlimas buvo. Žvaigždžių ligos nebuvo niekada. Dabar kažkodėl visi žvaigždė pradėjo vadinti mane, aš nežinau. Greičiausiai užtarnauti. Gal būtų gerai, Kodėl? Dirbti reikia, vis tiek dirbti reikia. Tai visos žvaigždės dirba. Pasižiūrėkit, belim kokią žvaigždę, tai jie vis tiek dirba. Vis tiek rodosi, eina į renginius, filmuojasi, o tai yra didžiulis darbas, jeigu tai yra aktorius. Aktorius tai turi daryti. Kaip kitaip. Čia yra... Ir dar vienas dalykas yra, toksai yra ir prakeikimas tas profesijos, toksai, kad aktorius turi vaidinti. Blogiausią dalyką, blogiausiai kompanijai su blogiausia medžiaga jisai turi vaidinti. Ir dega visi kartu. Ir sako, ne, tai tas kaltas, tas galėjo padaryti. O sudegam tai kartu, nes, ne visada pavyksta. Čia toks darbas. Bet dažnai vaidinant gyvenime? Ne. Būnat savim. Stengiuosi būti savim. Aš nežinau, kiti gal sako, kad aš, dabar aš žiūriu, aš dabar esu įsitempęs kažkiek tai. Kai pasakau kažkokį netokį žodį, taip, kažkaip bulvę pasakau, kažkaip tai reaguoju, taip atrodo, kad turėtų viskas gražiai tai būti, bet gražiai nėra. Bet gyvenimas nėra vien tik gražus, jisai nėra vien tik giedras, žydras dangus ir saulė. Nuo lietaus, šlapdriba, išeini, nuotaika gera, bloga. Kartais nori kalbėti, kartais nenori kalbėti. Tai man atrodo, kad čia šitoje vietoje tai pakrapštomės nosį kartais vairuoja. Jo, ir pirstelim, viskas normaliai. Taip. Jo. O apie vaikystę grįžtam ten į tą miestelį. Kokia jį buvo? Ką jūs prisimenat? Kokia jį... Ką veikėt? Darželis? Darželį prisimenu. Darželį labai vaizdžiai prisimenu. Mokyklą prisimenu. Bet daug dalykų užmiršau. Bet specialiai pamiršot ar... Nežinau, kažkas ištrynė. Kažkas įsitrina labai. Kai žiūri, kur buvau tokių metų.
12 metų nelabai atsimenu. Kas buvo nu, tokiam 13-12. O čia tuštuma kažkokia, aš nežinau. Kažkur dingė šitie. Bet kad smagu buvo, jo, mes būdavom gamtoj. Visą laiką eidavom prie upės, ten po skardžius, ant lyčių per potvinį plaukiodavom vidury upės. Čia, nu kaip, čia, aš nesuprantu, kaip mes gyvi likom. Nu, tiesiog neįsivaizduoju. Miške iš balos gėrėm vandenį visiškai, šitą atsimenu. Iš balos? Jo, va taip, kaip iš ežero dabar pasilenk ir prisigeri ir eini toliau. Aha. Ja. Ir kaip buvo? Iš tikrųjų buvo tokia, Tauragėj buvo gaujos, ten nu, buvo tokios rajonai ir visi ten... Tauragėj, mažiukas, mažiukas. Jo, ten tas rajonas, ten Žydkapiniai, ten dar kažkokie. Ir jie pliekdavosi. Ir visi kaip pasiutę treniravosi. Ir kiekvienam kieme būdavo tokių siaurų vagonėlių, to štangos tokios. Aha. Nu, ten iš vagonėlių ratai būdavo. Prikiau, ten tokie stori. Pamenu, ir aš vieną parsinešiau su draugais, irgi jau treniruosiuosi. Bet taip, kadangi kūdas buvau, toksai man taip ir neprilipo niekada. Taip. Bet ten žmonės prisitreniruodavo kaip Švarcnegeriai iš tikrųjų. Nu, nežiūrint to, kad... Muštis? Jo. Nes tu kitaip neišgyventum? Išgyventum, bet, nu kaip, nu aš išgyvenau. Bet aš nepritapau nei prie tų kažkaip, nei mes kažkaip su draugu į menus pasimetėm kažkaip, linkom į menus. Tai tas grojo gitara, draugas, piešė jisai tapė. Mokykloje ar? Jo, mokykloje. Ir mes tokie kaip išskirtiniai vaikščiodom, tokie su šalikais, pamenu. Pasižiūri nuotrauką. Jo, bet aš net galvojau, tai net nežinom, kad tai prancūzai, kad vaikštinėja su tai šalikais. Nežinom, tiesiog, kad įsiskir. Vaikščiodavom. Ir nepritapau nei prie tų, jau galėjau ten kažkur tai sėdėti kalėjime. Bet visus juos susodino. Nu. Visų. Jo. Ne. Bet kažkaip knygos, aišku, nu, knygos. Kas skaitydavot? Viską. Kas ten jau? Drąsiųjų keliai, nu, pilna buvo. Jo, Drąsiųjų keliai, ten apie indėnus visi romanai. Paskui jau Dostojevskis mokykloje atsirado, bet, nu, kaip, skaitai kaip detektyvą ten, nusikaltimą ir bausmę. Jaunuolis bobulkę su kirviu užtvatino, tu matai, o ten knyga, ne apie tai visą. Paskui suvokia, kad, nu, jo. Tu amžiaus, tu matai ir skaitai tą. Tai telikogi nebuvo, kaip, nu kaip, nieko nebuvo, interneto nebuvo. Kinai buvo, jo, mano kinai. Pas jūs buvo kino teatras? Jo, tai ten mes ir mirkdavom irgi. Prancūzų visi filmai, Fantomasai, visi šitie, Alenas Delonas, nu ką, prancūzų filmai. Aš visai neseniai atsimenu, dabar neatsimenu, koks intervas buvo ir Hebra kalbėjo apie šitą, koks ten buvo, ne Lisa, o kažkoks, kur robotas apvyniotas folija, kažkoks ten brėdas filmas čia buvo iš rusų laikų. Ir sakė, dabar pasižiūrėt juos, tai nu ne fainiai, jie negražus. Tu taip matai, iš vaikystės liko toks gražus. Raitelis be galvos filmas. Dabar pasižiūrėt toks. Ok, o mokykloje kas tada, kada atėjo tas noras vaidinsiu? O vaikystėje. Būsiu žvaigždė. Kažkaip vaikystėje atėjo. Darželį ar mokyklai? Mokyklai. Palaikė tėvais? Ar nekalbėjo? Tėvam buvo nelabai svarbu, tai kaip, na, būk tu ką nori. Sesuo mano vyresnioji paskui išvažiavo mokytis čia į kultūros mokyklą, Talat Kelpša buvo. Jo. Ir ką? Kažkaip aš nusprendžiau, kad būsiu aktorius ir viskas. Jau paskui visiems sakiau, 8-9 klasė. Ha. Bet esu. Your face. Jo, auklėtoja sako, kažkas per daug aukštai šoka čia. Tai visi rašėm į butelį, kas kuo bus, įdėjom. Ir paskui jie atidarė, aš nei karto nebuvau klasės susitikime. Nu taip gavosi. Ir jie atidarė ir sakė, tik tai 2 iš mūsų.
iš klasės 2, kas pasakė, kas bus. Vienas inžinierius, kitas aktorius, tai tie ir pasidarė. Ir viskas. Ja. Nenorit į mokyklą? Ne, į mokyklą nenoriu. Nu, vat, sakėt, nebuvot nei vienam Nu, gal susitikime kažkada, klasės. kažkada organizuos, tada pasistengsiu nuvažiuoti. Ja. Jau jaučiatės drąsus ir norintis... Kažkaip neišeidavo tiesiog. Ne iš pasikėlimo, ne, tiesiog neišeidavo. Okay. O... Nuvažiuosiu, aišku, Bet dabar nuvažiuoti į Pasvalį? Į Pasvalį ne, ko man į tą Pasvalį? Tiesiog? Pasvalį. Nu. Aš nepamenu, aš esu buvęs Pasvalį. Pasvalys yra link Latvijos važiuojant. Jo. Esu kažkada vaidinam. Aš iš Tauragės esu. Jo, aš suprantu. Nu tai prie ko čia Pasvalys? Tiesiog. A. Nu jo, esu vaidinęs Pasvalį. Tai buvot ar nebuvot? Buvau. Gerai. Čia kaip rumšiukas jaunesnysis. Aha. Sveiki panevėžiečiai Šiauliuose. Sveiki panevėžiečiai, miniotai, tikrinu jūsų budrumą. Nu ir ką, išvažiuojat. Ir ką Vilniui? Vienas savo su sesė? Ar gyvenat ar ne? Ne, sesuo mokėsi čia. Aš vieną kartą buvau atvažiavęs aplankyti. Maminu ten gyveno kažkur bendrabučiuose prie Čiurlionkės. Aha. Tarulikais pasivažinėjau. Nu, ir paskui 80-ais atvažiavau ir viskas. Ir nebegrįžot. Į Pasvalį. Pagalvosiu dabar apie namą Pasvaly. Namukį, kokį Pasvaliukį. Visai gražu, man atrodo, Pasvalį. Gali būti, nežinau. Nu kas žino, kaip... Vat, dėl to ir įdomu gyventi. Niekada nežinai, ką sutiksi už kampo. Nežinai, visą laiką nežinau, koks Pasvalys. Ir susitiksim Pasvalį. Labas, čia mano kavinukė, užeik, pameni prie laužo kalbėjom. Nu, apie Pasvalį. Žinok, nuvažiavau. Sekančią dieną nuvažiavau ir žiūriu. Labai fainas, nu. O kodėlgi ir ne? Jo. Nu ir ką, atvažiavot, viskas, einu mokytis. Atvažiavau į aktorinį ir neįstojau iš pirmo karto. Neįstojau, paskui nuėjau į profkę 21, ten profkiai susirinko visi, kas neįstojo į architektūrą, į dailės akademiją. Aš iš konservatorijos ir visi baigė raudonais diplomais ir stojo antrą kartą. Jo. Nu, aš nebaigiau raudonų, bet stojau antrą kartą. Ir antrą kartą įstojau. Nu, nepasidaviau. Kiek reikėjo įdėti darbo, kad gaut tuos pirmus vaidmenius, kad jau tu turėtum kažkokį... Kažkaip palaipsniui man atėjo, tai kažkaip vėlai. Vėlai? Jo, vėlokai. Kiek jums buvo metų? Plius minus. Dvidešimt 28 gal kokie. Tai. Nu, aš pradėjau teatre vaidinti nuo antro kurso. Jo. Vaikiškam spektaklį, Kaune vaidinau. Bet paskui armija, paskui... Iš ko gyvenot? Tada iš ko uždirbot pinigų? Kažkaip tai, teatre, į Kauną nuėjom dirbti visi. Iš teatro nebuvo jokių chaltūrų tokių, nu, visi vadindavo tuo metu pašalinis darbas nuo pagrindinio, tai chaltūra. Ja. Bet jūs tada Kaune gyvenot ar važinėjote Kaune? Važinėjau, aš važinėjau, Vilniuje gyvenau. Ir tenais toks pagrindinis buvo uždarbis. Jo, pagrindinis uždarbis. Jo. Paskui čia dar filmų pasitaikydavo kažkokių. Paskui nuo 92 kažkaip viskas prasidėjo. Bet ką, pradėjo daugiau žmonės vaikščioti į teatrus, daugiau spektaklių reikėjo kurti. Jo, jau buvo nepriklausomybės laikai, kada prasidėjo, tada buvo tokias, kada šitie sausio įvykiai, tada buvo štilis visiškai nevyko teatre niekas. Ir paskui pradėjo viskas važiuoti. Paskui jau pradėjo važiuoti.
Visi Jo, norėjo ir taip. savo. Nu, akademiniam dar turėjau kelis tokius vaidmenis, nu, tokius didesnius. O paskui Koršunovas pakvietė, paskui kiti ir paskui taip pavažiavo viskas. Ir kada atsirado tas jau pagrindinis, kaip čia, tos gyvenimo vinys, kaip sakėt, kad tas pasididžiavimas, kuris privedė prie išgerimo ir... Ne, kažką matyti ne taip aš sukalbėjau. Labai sunku atsekti, kas privedė prie išgerimo. Nu, sunku. Yra... Šiaip gal skyrybos jaučiu. Yra toks, nu kaip, skyrybos gali būti. Toksai, kur išmušė kaip. Darbe viskas prasidėjo kaip tik gerai. Bet nu, buvo tas toksai, kad, nu, nieko, tada aš dirbsiu. Tai okei, nu tai dirbat. Jo, dirbau ir viskas. Ir prasidėjo taip. Bet su ko prasidėjo? Kaip tai prasidėjo? Prasidėjo. Tai yra tiesiog grįžti namo, išgeri 2 alaus ir tada išgeri 3 alaus? Ne, namuose aš negeriau niekada, namuose niekada. Tai kur? Kažkur. Su chebra. Namuose, pamenu, viskis buvo, stovėjo kažkokia, bet aš niekada negerdavau jo. Ir jo labiau kitą dieną, tai yra nu, kažkoks siaubas, nesąmonė. Nu, jau buvo 30 metų, kada, sako, išger kitą dieną. Ir aš negalėjau niekaip, sako, ger. Pamatysi, kaip gerai bus. Ne, gerk. O, kodėl man niekas anksčiau šitą nesakė? Na, viskas. Ir, jo. Dar paskui nesupranti, kas vyksta iš tikrųjų. Čia staigiai nepasidaro, taip staigiai nepasidaro. Tik vieną kartą neatsimeni, kaip buvo, ne, daugiau taip nebus. O kaip guli kelnes nusimovęs, pusiau kelnes nusimovęs pas kolegą namie ryte. Nu kažkaip su šeimais čia, o pas jį baliavojam. Čia kažkas netvarkojo. Bet tai vis tik nestabdo. Ne. Nes, nu, tai ką? Nes nesupranti, pasakai savo, jo, daugiau ne, ir paskui pats nežinai. Nu ir paskui pradėjau domėtis, kas čia, kaip čia. Sunkiai labai. Kiek metų, man tas žodis, aš turėjau tėvą alkoholiką, tai, bet man vis tiek dar vis toks. Kiek metų atgėrėt? Kiek buvo tas periodas? Nebuvo taip, kad aš gerčiau pastoviai. Tik tai mano tėvas irgi negerdavo pastoviai. Užgerimai. Mano tėvas pastoviai gerdavo. Nebuvo dienos, kad negertų. Taip nebuvo. Bet tai, nu, kaip, ar tai pateisinama, ne, ar tai lengvesnė forma. Ne, nu tiesiog užgeri ir jau 2-3 dienas tavęs nėra. Nu, ir nesvarbu kas. Ar spektaklis, ar kažkas. Tai bet būdavo taip, kad pragerdavot spektaklį, kad neateinat ir, nu, tipo, nes... Buvo ir esu sumokėjęs už vieną kolegom. Ką reiškia sumokėjau? Nu, tai yra... nu, nes aš, kaip, jie nesuvaidino, negavo pinigų. O kas kaltas? Bet... Bet čia yra tokia taisyklė, ar čia jūs tai buvo išeitis kažkokia tokia. Nu kaip, paskui Minnesota, paskui visi kitie reikalai. Bet reikia pačiam tai suprasti. Yra ir ieškai kaltų, žinai, visi kalti. Tas tą padarė. Kad tu pats viskas esi, tu pats čia. Tu pats. Bet ne dėl to, kad tu būtum blogas. Tu esi geras. Aš esu geras žmogus. Jo. Visi geri. Nu, ten nei mušdavausi, nei lyzdavau, nu, kaip ir neįsibeldavau, ten mašinas padaužiau, dar kažkas. Ir atrodo, kad tik niekam netrukdytum, nes pats esi toks kaltas ir toks užburtas ratas yra. Nu, niekam nelinkėčiau iš tikrųjų, niekam. Čia didelė problema yra, priklausomybės.
duoda labai greitai, viskas sustato į vietas. Jo, išgeri, viskas aišku, pauostai, viskas aišku, man dabar faina, jo, viskas įsisprendžia, bet ateina rytas ir niekas neįspręsta. Ir man toks, galit sakyti, galit nesakyti klausimas, bet šalia alkoholio buvo kiti preparatai. Jo, buvo, aišku. Nes, galvoju, jau tais laikais jau, jau... Čia vėlai atsirado, čia kada televizijoje bumas buvo, kada visi buvo televizijoje, ten aš metų tiksliai nepamenu, jau buvo kokainas. Jo, aš atsimenu. Neminėsiu jo pavardėm, bet jo, taip dalyvaudavau kai kuriuose vakarėliuose, kur... Man atrodo, mes ten su jumis ir matėmės kažkaip. Gali būt. Jo, aš irgi Visam žinatilsi ir Šafras buvo, ir ten... Buvo Kazino, buvo kažkaip, gimimo diena buvo, jo, atsimenu šitą. Esam buvę. Jo. Ačiū Dievui, kad brangus. Jo. Tada vis tiek neuždirbdavom, kad jau... Bet būdavo draugai turtingi, visą laiką jo būdavo šalia ir čia toks... Jo, bet taip aš iškart pajutau, kad tai yra tas pats, tik tai, kitoj rankai. Tas pats šūdas kitoj rankai. Absoliučiai. Jeigu turi vieną priklausomybę, tą staigiai gali gauti. Bet iš esmės, tai visi ir kalba, kad narkotikai yra tas pats tabakas, tos pačios cigaretės, alkoholis. Tai vat sako, jeigu jūs rūkot, išgeriat, pauostot, 3 priklausomybės. Kita bėda yra, narkotikai narkotikais, bet kita bėda yra, kas eina greta su alkoholiu, tai yra vaistai raminamis. Tai yra daug žiauriau negu narkotikai, daug žiauriau negu heroinas, tai yra benzai. Aš tą irgi praėjau. Jūs tada, kada jie atsirado, kam jie atsirado? Jie atsirado taip, kai aš pradėjau gydytis, ta prasme, kaip gydytis, ten nepagydoma liga. Bet aiškintis, kas tai yra, vaikščioti per daktarus, psichiatrus, Minnesotą. Ir sako, kada tu neramus toksai, pajusi, sako, va, tabletė, maktelk. Bet jie patys tada pasodina jūs ant to gaunasi. Taip ir gaunasi, bet aš nesakau, tu pats turėjai suprasti. Tu turi suprasti. Ne, jie pasako, suprantat, kaip yra. Jaugi pasako, gydytojai nesako, tyčia neduodagi. Pasako, 3 savaitės nedaugiau. Ką reiškia 3 savaitės nedaugiau? Atsiprašau, ką reiškia? Jeigu gera, jo. O pasirodo, benzodiazepinai veikia tuos pačius centrus kaip ir alkoholis. Tai pakeičia. Tik tiesiog tu nesmirdi. Ir nusiima problemas, tu ramus. Kaip yra, čia susipykau, reikia išgerti. Nesakau, kažkaip, čia tabletė. Čia yra baisiau, čia yra baisus dalykas. Bet tada ką, pasitraukė alkoholis? Jo, alkoholio nevartoji, bet tu vaikštai ir tabletė turi būti kišeniai. Bet tada vis tiek ne jūs gaunatės. Ne, čia lygiai tas pats. Kažkoks... Jo, čia tas pats. Kažkas. Tai irgi greitai supratau, bet nuo to pačiam, nežinau, kokius kiaušus reikia turėti, kad pats nuliptum. Mėginau vieną kartą, bet tai buvo, nuėjau į ligoninę, pasakau, aš vaistus vartoju, esu priklausomas. Bet ne į tą ligoninę nuėjau, reikėjo eiti į toksikologinį į Lazdynus. Pas Badarą, pas kitus. Nes jie specialistai šito. Staigiai negalima nutraukti. Aš nuėjau į ligoninę, sako, gerai negausi. Nuo šiandien, nuo dabar. Gulėsi čia ir 18 dienų. 18 dienų girdėjau balsus, mačiau neoninės reklamas, palatoj pacientam rūksta dūmai. Haliucinacijos, elementaru. Bažnyčios choras, koridoriai gieda. Bet aš supratau, kad čia yra abstinencija. Čia ne šizofrenija yra. Tai va. Išėjau ir paskui tiesiog teksto neatsimenu. Neatsimenu teksto. Vaidina chebra, aš sakau, tu ateisiu, žū. Ir ateinu. Ir jie tai palaukia. Kas čia?
Ir sakau, duokit tabletę, kas turit. Imk. Bet kokią? Nu, benzodiazepino. Ir davė. Nes beveik kas antras turėjo. Jo. Va čia yra baisus dalykėlis. Bet čia yra klasikinis alkoholizmas. Nuo alkoholio ant vaistų. Negali užmigti? Jo. Trum. Įsimiegojai, aišku, ne? Na. Nu, bet tave atjungia. Jo, Tai atjungia. čia yra svarbiausia ir viskas. Jūs kažkur minėjot, kad reikia prašyti žmonių pagalbos, ane, kad, nu, padėtų tau. Bet tuo pat jūs sakot, kad, nu, tie žmonės negali padėti, nes realiai, nu, jūs nesuprantat, kad reikia pagalbos. Ir man va šitie du dalykai, aš toks galvoju, o tai kaip padėti? Pirmiausia, kas yra, pirmiausia, tu įvardink tai. Aš tą supratau, aš turėjau pasakyti garsiai visiems, kad aš priklausomas nuo alkoholio. Kai tu tai įvardini, visi žino, kad tau nei siūlyt, nei tave kviesni, visi žino tą, kad aš turiu problemą. Tu įvardini, tai jau yra pirmas žingsnelis. O nesakyti, ne, aš susitvarkysiu. Baik, aš kokius problemas. Ne, aš neturėjau, kad tu čia kalbi. Yra tas, nu, yra gynyba žiauri. Yra. Nu, kaip. Ir dabar aš, nu, tiesiog meluoja žmonės į akis man. Kai aš sakau, tai tu padarei tą. Nu, ne, aš negaliu ten, aš dabar negaliu. Tai kada tu gali? Tu gali miršti. Matau, miršta jaunas bičas, 40 metų. Miršta. Ateina pas mane, sėdi ir pasakoja pasakas man, kad čia dabar jisai turi susitvarkyti tą, dar tenai kažką. Ne, jisai gudrauja. Nu, gudrauja, apgaudinėja save. Tai va, čia yra prašyti pagalbos, yra išeičių. Sakau, nueik tenai. Ar nuėjai? Ne, negaliu. Tai va čia jau tu turi pradėti. Aš kiek galiu, tau padedu. Ir dar sako, o, kiti sužinos, atpažins. Kas, čia manęs net pažins. Kas čia ateisiu su kaukė, kaip muzikinė kaukė. Su anonimo kaukė atėjau. Labas, nesąmonė kažkokia. Nu, pripažink ir viskas. Tai yra mesgi tokie pat žmonės, kaip ir visi kiti, tik tai sergantis ir viskas. Kas čia? Bet tai yra, nu, psichikos ir elgesio sutrikimai. Lygiai tokie pat, kai negeria, o kai išgeria viskas. Nu jo, yra problema. Nu visi turim draugų, turim giminių, visi žinom tai. Bet, nu, aš savo pavyzdžių žinau, nu, nes aš gyvenau su alkoholiku tėvu ir, nu, tu gali ten belenkiek sakyti ir jisai jo atsiprašinėja ir atrodo kažką tai ten pradeda daryti, bet iki tam tikros dienos ir ten po savaitės, 2, po mėnesio vėl tas pats ir tu toks galvoji, nu, tai jau kaip padėti. Bet tada, nu, tu turi pats, kaip ir sakot, kad, nu, tu turi pats nuspręsti, bet jeigu tu geri ir tau viskas fainai, tai tada, nu, tu negali savo, nu, kažkaip pasakyti, kad aš čia turiu problemą. Ne. Yra tas, žinot, kaip yra, nu mes visi turėjom blogų istorijų, beveik visi. Jo, tikrai. Jo, mes turėjom blogų istorijų, bet turėjom ir gerų. Ir tos blogos kažkaip įsitrina. Mes kalbėjom apie smegenis ir apie kompą. Matyti irgi tai yra padaryta kažkaip, nu čia gamtos surėdyta, kad tiesiog, nu kai kas neįsitrina, aišku. Bet staiga, jeigu primena kas nors, ką tu buvai užmiršęs, yra taip, o, kaip keista. Visiškai ištryniau. Jo. Visiškai ištrinam. Ir tas yra, jau, nu kaip ten, šauki visus šventuosius, kaip pagiringa šauki ir sakai, niekada, kodėl aš toksai ką. Mėnesis, 2, 3, pusę metų ir nebėra to. Ir sakai, nu, šį kartą bus kitaip. Nebus kitaip jau. Nu, nebus. Yra žmonės, kuriuos jūs įskaudinot, būdami ten, vartodami ir
Ir ar norėtumėt dabar, galbūt ir yra tokių žmonių, kurių paskui atsiprašė, dabar būdami ir ar yra dar tokių... Jo, yra tikriausiai, yra, kur neatsimenu galbūt. O kad žiauriai kažką tokio padaryčiau, ne. Yra, įskaudinau, jo, įskaudinau iš tikrųjų. Nu, man atrodo, neįmanoma. Nu, aš gyvenau neįskaudinti. ilgą laiką Tai- su partnerė ir jo, aš ją skaudinau, iš tikrųjų skaudinau. Bet ten kaip ir ne aš buvau, iš tikrųjų. Nu, aš nelabai suvokiau. Nu, kaip? Savo tokiais poelgiais. Jo. Jo. Nu, tu išeini ir kitas žmogus jaudinasi, ar neaišku, ar tu grįši ar ne. Nu, bet jūs tai negalvojate apie tai. Ne, Tai... ne. O čia yra ta tokia, bet čia yra ne vien alkoholizmo bėda. Čia kalbant apie žmonės, tai yra, suprantat, man atrodo, kad yra jau tą pastebi, kai sulaukia kai kurių metų, norėjau pasakyti. Viskas yra susijungę. Ypač dabar, kai mes mėgstam sakyti, čiagi mano reikalai, čiagi mano laisvė, aš ką noriu, tą darau. Čia aš pasirenku tą. Nu, nėra taip. Tu pasirink, darydamas bet kokį veiksmą, jisai veikia kitus. Negali sakyti, kaip, girtą aš galiu suprasti, bet kada visiškai žmonės nevartojantis taip elgiasi, sako, ne, nu ir kas? Nu taip, įsimylėjau, kas? Nu ir kas, kad šeimą turėjo, ne? Nu ir kas? Nu nėra taip. Ja. Ant žmonos susideda, ant vaikų susideda. Yra kiti, kenčia stipriai. Kita aplinka, kurie kenčia. Yra, viskas yra susiję. Jo. Ir atrodo, tada aš viską padariau, ką galėjau. Nieko tu nepadarėjai. Ir aš išsaugojau šeimą. Baigtų. Nejuokink tų žmonių. Kaip tu išsaugojai šeimą, jo? Tu ją sudaužėjai iš esmės. Gyveni toliau, bet ir ten apgavai. Ir čia apgavai. Ir taip. Bet norisi būti geram. Viskas susiję yra. Kiekvienas veiksmas turi pasiekmes. Tikrai taip. Jo. Ir kada mes susikoncentruojam tik tai į save ir sakom, čia mano reikalas ir aš viską padarysiu, taip nėra. Yra ryšiai, kenčia kiti žmonės. Kenčia draugai, kenčia artimieji, kenčia kolegos. Taip yra. Artimieji šiuo atveju buvo šalia jūsų, ar kas buvo šalia? Buvo. Iki tam tikros ribos, aišku. Nu kaip? Niekas nenorėtų gyventi su alkoholiku. Nu kaip? Kas čia yra? O tugi keitiesi, tugi nebe tas žmogus, kai esi priklausomas. Visi sako, kaip sako, velnias jį apsėda, kas čia? Velnias įlindo į vidų. Tugi negali būti su juo. Bet dėl kažkurių priežasčių būna. Nes yra sunku priimti sprendimus. Palikti, tarkim. Ja. Kas būtų geriau abiem. Kaip, buitis, dar kažkokie dalykai yra, jie labai pančia, žmonės įklimsta. Vėl iš naujo pradėti kažkaip, geriau pakentiesiu, ne? Nekentėkit, Jėzus Marija, iš tikrųjų nekentėkit, būkit drąsus, imkitės veiksmų. Yra kaip, čia kažkokia mergina gražiai pasakė, sako, jeigu nieko nedarai tai, ko nori, reikia drąsos pradėti. Jo? Jeigu nedarai, tu įklimsti į esamą gyvenimą. Arba dar galima sakyti, įsipatogini. Jo. Ir tai žudo. Ir tai tu, kuo toliau būni tenai, tuo sunkiau išlysti. Nors dar tai vadinu įlysti į vamzdį. Įlendi į vamzdį ir varai tokiu plastikiniu vamzdžiu. Ir niekur, nei už jo užsikabinsi, nei kaip kanalizacijai tave neša su visom šiukšlėm, viską. Ir kažkaip reikia pažiūrėti, dabar greitai viskas bėga, labai keičiasi. Kažkaip susistabdyti taip reikia. Kažkaip pažiūrėti kitaip, į savo draugą pažiūrėti. Ja. Sakyti, šiek nepastebėjau.
tau jau raukšlelė atsirado čia. Nu, kaip žmonės keičiasi. Kažkaip man tas laikas kažkoks buvo. Aš tarsi atsibudau ir pamačiau, kokie visi pasenę. Jėzus Marija, dainuoja šitas Bocelli. Jėzu, koksai kūdas senis. Aš tik atrodo toksai buvo storas ir juodais plaukais, dabar žilas visiškai. Kas čia? Tomas Krūzas. Kas čia? Kas jiem palaukti? Mano vienmetis. Kas čia? Kodėl taip viskas? Kas čia? Kada čia jūs spėjot? Kada jūs čia spėjot? Nes viskas buvo gerai. Tu nieko nematai. Savo pasaulį kažkokiam sugalvotam gyveni ir sprendimai neteisingi ir viskas neteisingi. Nu. Šitoj vietoj, man atrodo, kad man labai graži, man labai ačiū iš vis, čia ne tai, kad šitam podcast'ui, aš iš esmės labai dėkingas jums, kad jūs kalbate apie tai. Ir labai fainai, kada kalba, žinot, jeigu kalbėtų mano tėvas, jie žiūrėtų, tai dar vienas alkoholikas, ne? Bet kada kalba žinomi žmonės, juos šiek tiek kitaip žiūri. Jie supranta, kad tai yra daug drąsos, prisipažinti, pasakyti, kalbėti apie tai, nebijoti kalbėti apie tai. Ir tai yra labai didžiulis dalykas ir man atrodo, kad aš labai noriu to tikėti, kad jūs tikrai paskatino ne vieną žmogų mest. Jo, aš irgi tikiuosi. Visą tą gerti, vartoti ir vaistus, ir narkotikus, ir taip pat alkoholį. Yra kaip gali atrodyti, kad aš tarsi piknaudžiauju šito kalbėdamas. Aš kartais pagalvoju, kad dabar, vėl apie alkoholizmą kalbėsim. Bet aš turiu atiduoti kažkokią duoklę, nes tai įmanoma pažaboti. Taip. Ja, įmanoma, aš pagalvoju, kaip vėžių sergantys žmonės, jeigu būtų, sakytų tik, nevalgykit pipirų ir jūs pasveiksit. Čia tik negert reikia, nenaudot alkoholio. Taip. Ir viskas atsistoja į savo vietas. Todėl aš kalbu. Aš nereklamuoju savęs čia, naudodamasis progą. Ir čia noriu sukelti gailestį. Oi, koksai aš buvau. Aš normalus žmogus esu. Man viskas gerai. Taip. Viskas gerai. Galima tai sutvarkyti. Yra milijonai žmonių susitvarkė. Žinau, kad yra juodos dienos, juodos mintis. Yra baisios mintis tiesiog. Žinau. Bet ateis diena. Išaušta rytas ir galima pradėti va taip. Ja. Žinoma, reikia sumokėti už viską, ką padarei, bet, ne pinigais. Yra daug. Ne pinigais, aš sakau. Aš suprantu, jo. Yra laikas prarastas, yra galimybės prarastas, yra galimybės šiaip yra prarastas. Čia pagrindinis dalykas. Sunku normaliam žmogui, ta prasme, mes visi normalūs, bet sunku negeriančiam žmogui pastebėti galimybę. Bet jų yra masė, ypač dabar. Nėra to tokia, ženklas, akligatvis, raudona plytelė su keliuku. Nėra taip. Jeigu vienas duris tau uždaro, kitas atidaro. Yra iš tikrųjų tas dalykas. Galimybių yra labai daug. Jo, tik tai šiais laikais. Nenusivilti reikia gyvenimu. Jisai yra fainas, jisai yra geras, gražus, jisai ir sunkus. Bet tame yra, taip, tik tai mes iš sunkumų galim augti. Iš tikrųjų, mokaisi. Nes nebus taip visą laiką, kaip čia pasisekė. Vargas yra sunku. Sunku. Be sunkumo nieko nebus. Kaip Gabija atsirado pas jūs gyvenime? Nežinau, nieko neplanavau. Čia, man atrodo, jūs turėjot visą tai pereit, kad jūs atsidurtumėt tenais, kur atsidūrėt. Aš tam skyriui buvau prieš COVID atėjęs, tartis dėl vaistų atsigult. Aha, bet? Ir COVID'as prasidėjo. COVID'as prasidėjo, paskui atėjo tokią premjerą dariau. Aha. Per premjeros dieną režisierius pasakė, ne, man tavęs nereikia, čia dėdė Vanė. Slovėną statė. Čia buvo skandalas. Jo. Ir aš užgėriau. Okay. Ir aš atsigulėjau į ligoninę tenai.
Ir namie buvo konfliktai, ir ten jau viskas buvo perpildyta, viskas. Nu, ir aš ją pamačiau ligoninėje. Jo. Tai yra kaip filmas. Yra, nu, iš tikrųjų filmas toksai, kaip filmas iš tikrųjų kažkaip. Aš pagalvoju, net scenarijų galima būtų parašyti. Su viskuo. Absoliučiai. Jo, yra kažkokios lemties. Ir aš išėjau iš tos ligoninės. Išėjau. Man sudarė programą, ten vaistai ir taip toliau. Kiek laiko ten prabuvot? Kažkur tai 2 savaitės aš išėjau. Bet jūs kalbėjotės apie tuo metu per tas 2 savaitės, ar kažkaip minimaliai? Jo, kalbėjausi. Kalbėjausi. Ir aš išėjau iš tos ligoninės. Ir aš užgeriau vėl. O atsiprašau. Aš užgeriau vėl, aš išėjau, ten buvo konfliktai, kažkas tai. Aš nuėjau į Rusdramį, atsidūriau Rusdramį bare ir aš ten smigau. Ir mane vėl nuvežė, iškvietė greitai ir mane nuvežė į tą pačią ligoninę. Tai kiek laiko praėjo, kai jūs išėjot ir vėl atsidūrėt? Liepos mėnesį, mėnuo. Mėnuo. Po mėnesį laiko, labas rytas ir aš vėl. Jo, gėda, baisu, bet šitas buvo lemtinga. Ir tada jau tas ir buvo tada antras, jau prasidėjo, po antro jau prasidėjo susirašinėjimai. Tokie kažkaip. Ir paskui gatvėje susitikom. Tai buvo tas jausmas, apie kurį mes kalbėjom, pradžioje apie tą meilę, kur jūs nieko negalvojote tik apie ją. Tai buvo tie drugeliai, ar tai jau buvo vis dėlto brandaus vyro? Jo, tai buvo kitas dalykas. Aiškus, toks neaiškus, šitą bus man. Ne, taip nebuvo, aš nežinau. Aš nežinau, ko baigsis. Nežinau. Bet aš nutariau pasinaudoti galimybę kažkaip. Jinai parodė kažkokią, kad jūs galit turėti galimybę, ar vis dėlto Žinot, kaip yra, kai sako, priekabiauja žmogus, vyrai priekabiauja. Na, aš noriu pasakyti, kad vyrai žino, prie ko galima priekabiauti. Yra, prie ko ir galima kažką, kaip, kokiai moteriai ką gali sakyti. Tas yra matosi. Aš čia nenoriu pasakyti, kad čia blogai variantą. Nėra taip, aš nežinau, gal yra tokių vyrų, kur tai... Kažkur yra. Galbūt visokių vyrų yra. Bet yra kaip... Žinai, kad kaip... kažkaip viltį pajunti tą. Kažkaip pajunti tą viltį. Yra kažkaip tas tarpelį, taip, jinai jaučiasi. Nebuvo tokio, kad jeigu jau ne, aš jos nepersikojau, ne, bet jeigu su ją pradės ir jeigu man čia gausis, viskas, rišu ir... Ką rišu? Gerti ir čia... Gerti aš jau buvau parišęs, jau turėjau daug metų. Raminamaisiais tais visais, bet jūs parišęs. Ne, tai aš dėl raminamųjų, iš esmės ten raminamieji ir buvo. Aš ten dėl jų. Nes jau alkoholis kaip ir valdėsi, va ten buvo nutrūkimas po kažkiek metų. Ta premjera tokia. Jo, tai jie ten ir padarė, mane sutvarkė. Reikėjo lankytis kas mėnesį. Pusę metų beveik. Ne, 8 mėnesius reikia lankytis. Jo, 8 mėnesius dar aš ten laužiau po puselę. Kad 8 mėnesius, kad visiškai išeit, jo. Jau dabar kiek jau? 2 kažkiek su virš metų. Jo, nes nėra taip lengva. Yra, ir ką, viskas. Gabija jau ten atrašė, ten padarot. Mane prievartauja Gabija. Ką padarėm? Nieko nepadarėm. Tiesiog tai buvo. Gabija, jūs pasipiršot,
Prisidarėt, kiek girdėjau, gėdos, tas nusilenkimas. Jo. Tu dabar taip jokiesi, lyg tai, va čia yra empatija. Jisai susitapatina su manim ir dabar įsivaizduoja, jeigu aš ant scenos tai daryčiau, kas būtų. Aš tikrai įsivaizdavau save ir aš tą visą situaciją, aš taip išgyvenau, ją tokie, kur tu nusilenki, tu supranti. Nusilenkiu. Čia ne tau. Kas čia refleksas. O jeigu būtų pasakiusi, ne, neužgarsinsi. Kaip, sakyk, taip. Palauk. Kaip tai ne? O, žiūrėk, kiek žmonių. Tu matai žiūrovų, čia tai nesviečiai, nedraugai mano. Gal čia irgi buvo hodas, prieš tiek žmonių jinai tikrai sakys taip. Ar buvo hodas, ar ne? Ne, nebuvo. Nebuvo. Bet žinojate, ne, kad pasakys taip? Manau, kad taip, jo. Jo? Nes kitaip nebūtų. Šiaip ir įspūdį norėjau padaryti, aišku. Aktorius. Reikia to dėmesio. Jo. Padėjo Gabija, ne? Jo. Susitvarkyti labai ir padėjo. Susidėlioti ir, ta prasme, reikėjo to žmogaus. Vienas? Labai abejoju, ko gero ne. Daugiau, kad ne. Tikriausiai daugiau, kad ne. Atsirado Arthouse'as, meno mokykla, ne, ir mes apie ją pradžioje jau kalbėjom ir kodėl jinai gimė, kas, ar tai norėjosi šiek tiek padėti žmonėms, kaip mes kalbėjom, kad suprast, ar nori, nenori būti aktoriai, bet ten ne apie tai. Ne apie tai ten yra, ne apie tai. Aš labai atsiprašau už tuos dūmus. Aš taip žiūriu ir toks. Perspėjot. Pradžioj laidos. Jeigu verksiu kartais, tai žinokit, tai nuo dūmų. Jo, atsirado kaip yra, sakei 40, atsiprašau, kad sakau tu, Kem 5. Kem 5 pasaulis yra tavo, jis priklauso jum. Bet Kem 5 metų žmonėm, kai aš save pamenu, tai yra tas laikas, kada yra viskas jūsų. Taip. Jūs nei tie. Čia yra žmogus auga 2 kartus. Kada jam yra Kem 5 metai ir kada 65. Tyrimai tokie padaryti yra. Nepamenu kieno, bet taip yra. Kada viskas taip jau, jis kitaip pradeda žiūrėti į viską. Pats jėgų žydėjimas yra Kem 5 metai. Bet ką aš čia norėjau pasakyti? Apie šitą mokyklą. Apie mokyklą, jo. Paskui, ypač aktoriam, jo, man apsibrėžia vaidmenis. Kem 5 metų aš vaidinau ir jaunus, ir senus vaidinau. Tu gali daryti ir tą. Viskas yra tavo. O jau šiam suvirš yra apibrėžti vaidmenis. Jo. Herojai ten keli, Karalius Lyras dar kažkas darė, o visi kiti chebra yra Kem 5 metų. Senas krūmas. Jo, senas krūmas. Tik tai veidas, čia lapai. O, žiūrėk, medis. Sena obelis. Sena obelis. Net drebėt nereikia. Jo, apsibrėžia vaidmenis. Yra mažiau darbo teatre. Tai čia buvo kaip toks... Yra, kaip ir uždarbis, iš tikrųjų uždarbis, ir toks normalus. Bet kaip ir aš turiu žinių, aš žinau. Aš žinau. Galbūt aš nemoku ištransliuoti, taip pasakyti, kaip pedagogai, taip nuosekliai. Bet niekam nuosekliai ir nereikia. Aš esu įsitikinęs, nereikia nuosekliai. Tiesiog pamėgink tai padaryti. Pajusk tą, kad tu gali būti kitoks. Ateik į studiją, tu galėsi būti savim. O jeigu nori, gali būti ir kuo nors kitu. Kad yra, ir pasižiūrėk į save iš šono, nes ten yra, atrandi tokių dalykų, žmonės verkia normaliai.
Netgi žiūrintis veikia. Vakar kaip tik ir buvo užsiėmimas. Jo. Ką darėt? Etiudas paprastas. Aš ten sustatau ir ten reikėjo tiesiog pasakyti porą žodžių, nedaugiau. Ir sėdė kiti ir ašaras, ir pasidaro, pavyksta kartais. Bet tie žmonės, ką jie gauna? Nežinau, yra žmonių, kurie lanko jau 3 kartą. Tiesiog sako, kad laukia to laiko. Jie nevaro namo, iš darbo atvaro čia, atvažiuoja iš Kauno, iš Šiaulių dabar atvažiuoja. Nice. Iš Šiaulių į užsiėmimą varo. Tai reiškia, reikėjo šitą. Jo, reikia žmonėm iš tikrųjų. Reikia. Kokia ateitis? Pasvajokim. Graži labai ateitis. Labai banaliai, bet... Kaip yra? Viskas yra banalu, bet tai yra tikra. Yra, kaip, sako, aš tave myliu, ne, mane paliko. Banalu, ne, bet tame ir yra, sako, čia per banalu. Tas banalumas yra tiesa iš tikrųjų, taip. Tik mes norim, kažkaip tai apdėlioti tą kažko dar pakurti. Bet tiesa yra tokia paprasta. Jeigu laimingas esi laimingas. Negali būti laimingas visada. Laimė tai nėra būsena. Yra kažkas, tai yra tokie tarpai, kada viskas susijungia. Vat mes sėdim prie laužo, čia šviesa, kažkas filmuoja ir taip vyksta. Čia yra ta akimirka. Pasijunti laimingas. O reikės važiuoti, dabar yra kamščiai, kažkur ne kamščiai, aš nežinau, kaip aš iš čia išvažiuosiu. Bet, kažkaip. Kažkaip. Tai bus. Laimė tai yra būna, kada tu sugebi matyti grožį, kažkokį tokį, kada viskas, kaip. Eini gatvę, kažkokia mergina nusijuokia, ten 2 vaikai žaidžia, išrieda kamuolys iš tarpuvartės, senutė jį paspiria ir kažkaip taip, kaip paveikslas. Paveikslas kažkoks, gražiai viskas taip. Ja. Jeigu mes tokių akimirkų nepastebim, tai kažkas blogai. Reikia pamatyti tai. Yra. Turit kažkokių tai praktikų, ką praktikuojat, nežinau, ten jogą darot, dar kažką. Ne, neturiu, ne. Ceremonija buvot kokioj nors? Man kančia yra į masažą nueiti. Kada labai kai liečiasi kažkas ten, kažkaip tai. Ne, nepraktikuoju. Mėginau medituoti porą kartų, nes ten kažkas meditavo, sako, pamėgink, pamatysi. Negaliu, man lekia tokie šeškai viduj laksto. Kvėpuok taip, tiesiai taip. Kančia, reikia treniruotis. Bet čia irgi tas yra akimirka. Yra. Aš beje, prieš savaitę gal kokią žiūrėjau YouTube vieną filmuką, japonų šeima ir moteris 11 metų Japonijoje gyvena, turi vyrą Japonai ir jinai apie meditaciją pasako, kad sako, Japonai daug medituoja ir viena iš meditacijos formų tai yra tvarkymas. Būtent tvarkymas namų, šlavimas, ten dulkių valymas, tai yra viena iš formų meditacijų. Jo, gali būti. Neturi kažkokio tai, kai sako, galbūt maisto gamybą. Indų plovimas. Aš esu pajutęs, kad... Jo. Tai medituoja. Jo. Gaunas medituoja. Jo, ir kambaris kartais valau. Taigi aš praktikuojantis valytojas. Tai jūs profesionalus medituotojas jau gaunasi tada taip kažkaip. Labai skeptiškas esu, kartais skepsį savo reikia primušti. Man kai kurie dalykai yra labai juokingi. Aš nenoriu nieko įžeisti. Dabar visi užsiminėja tokiais dalykais pilna. Yra eik važiuok, pažink save, brisk į ežerą. Ten susiimk už rankom, šauk. Gonga virš galvos skambink savo. Ką nori tą daryk, jeigu tau tik padeda. Taip. O kas juokinga jau?
Nu, man vat Visą tai. Visą tai juokinga. Visą, ką išvardinau. Jo, visą, ką išvardinau. Bet aš nepiktai. Nu, man, Kiekvienas aš turi suprantu, savo kaip teisę. yra performance'ai, jo, kai Jo. kurie man yra labai juokingi. Taip. Nu, aš suprantu, vištas laikyti narve negalima, taip. Bet kai aš pamatau prieš vyriausybę padarytą narvą ir tenai kelios merginos su triko ir su plunksnoma vaidina vištas, kaip jos blaškosi šitam narve, nu, man juokinga yra. Aš žinau, negalima paukščių, nu, taip, kankinti paukščių negalima, bet merginos narve apsimetančios vištom, nu tai juokinga, nu sutik. Nu aš tikrai, man labai sunku yra, tai yra kažkas taip, nu geros intencijos, viskas tvarkoja, viskas suprantu. Bet juokinga, labai daug juokingų dalykų yra. Labai daug. Politikai, kai kalba, yra labai juokinga. Kai politikai kalba, yra, nu, tiesiog juokinga. Nu, supranti, kad jų darbas. Masė juokingų dalykų. Bet politikai geri aktoriai. Jo, bet puikus. Jo. Bet labai aiškiai matosi, kaip jie tą daro, tad nu, kaip susižavėjimą nekelia taip atvirai. Kaip sako, nu aš paskui, čia vieni sako, nutarė tą, čia gynybai ir kitas toksai. Ne, aš paskaičiavau, kad taip nebus. Ne, čia. Tu biletą nesugebė nusipirkti New Yorką, žinai, kad čia apie tą. Tu paskaičiavai. Yra juokingi dalykai. Bet jiems reikia kažką kalbėti. Jo, aš žinau. Jiems reikia... Jo, čia kaip aktoriui reikia vaidinti, jisai turi uždirbti. Jeigu jisai turi šeimą ar vaikų, nu ką? Senių šalčių reikia ir eisiu, ir aš eisiu, kai reikės. Jeigu reikės, bet galbūt jau greitai ir ne... Ką? Galbūt greitai ir nereikės barzdos klijuoti. Galbūt greitai, čia kalėdos. Jo. Tai ką, ten plaukų spalva jau kind of jau ten greitai. Yra tokie dalykai, yra. Puikiai. Ačiū. Būtų smagu, jeigu padėtų kam nors. Ačiū. Tikrai. Iš viso širdies. Ir kaip ir sakiau, ačiū, kad kalbat, ačiū, kad dalinatės. Ir čia tikrai nėra nei reklama. O jeigu ir yra, tai okei, tegu. Jo, studijos reklama. Tai... Jo, ateikit į studiją. Galėsit būti savim arba kuo nors kitu. Studija kitaip. Studija kitaip. Yra kaip, yra žmonės ateina, sako, tai aš maniau, kad duosi tekstus. Nu, kaip duosi tekstus? Jie galvoja, kad kaip, jie vaidins šitą, nu, kaip Rumšiškių teatrą kažkokį, žinai. Jeigu duosi tekstą žmogui, kuris nežino, kaip tai daryti, jisai prisiriš prie to teksto ir atpils tą tekstą. Nu, man neįdomu. Jiem patiem irgi netikriausiai. Bet tą mes matom filmuose, nes nu realiai taigi duoda tekstą, įjungia kamerą, action. Nu jo. Nu, truputį ne taip. Nu. Jo, ne taip. Per mažai, reiškias... Kine daug pasiruošimo turi būti. Labai daug. O ten labai brangu. Ten paima 28 dienas nufilmuoja tokį Dalaso pirkėjų klubą. Su 28 dienas. Ir Japonija, ir tas, ir tam viskas. Nes brangu. Biudžetas? Nu, kokie 500 milijonų. Todėl laiko nėra, jie metus daro iki. Viską atidirba. Svorius numeta. Nu, ta prasme, nu. Kūną, svorį numeta. Good. Kai klausė, kada baigsis podcastas, nu, baigsis ugnis rusent ir viskas. Atsilauž gabalėlį, gal išrūkytas. Nu, nieko. Labai gerai. Dėkui dar kartą. Tai jums ačiū, kad pakvietėt. Smagu. Man didžiulė garbė. Man irgi. Sėdėt prie laužo. Prie laužo, jau. Good. Viskas. Arbatos taip ir neatsigėrė. Nu, kaip? Nieko, dabar gurkštasiu.